Labą dieną visiems. Pirmiausia, labai malonu Jūs matyti, tokius šviesius veidus šitų žmonių, kurie susirinko. Man yra labai netikėta, kad iš vis tokia akcija galėjo vykti. Ir pirmiausia, va tokie žmonės kaip Jorūnė ir Valdonė turėtų būti vyriausybė ir Seime. Žinot, kad šitą akciją veikia, mane labai maloniai nustebino. Iš tikrųjų, nesitikėjom, nes 35 metai sveikatos apsaugai ir nei vienos grupės žmonių nėra, kad jie būtų patenkinti. Yra problemų daug vienur kitur, bet čia, kad žmonės gintų medicinos įstaigą, tai yra unikalus atvejis. Ačiū Jums dar kartą visiems. Dabar, kai vyko gimdymo namų pats kūrimas, aš atsimenu visą pradinį kelią nueitą, kaip tarėmės su Jo eminencija kardinolu Sladkevičium, tarp kitko gerų matematikų. Kokį pavadinimą duo? Pradžiai katalikiški, o po to tapo krikščioniški. Ir kodėl? Ir jis labai paaiškino, kad žiūrėjo visą laikį priekį. Pabrėžiu, tai puikus strategas ir matematikas. Matematiką labai mylėjo. Tai jisai vertino, kad krikščionybė apima platesnį ratą, nebūkim taip siaurai, bus įvairių žmonių. Ir tai pasiteisino. Ir dabar, kai tas, žinot, sveikatos rodiklis pagrindinis yra prieinamumas prie paslaugos, vadinkim. Tai tas prieinamumas čia yra puikus, žmonės patenkinti ir yra vienas iš sveikatos kokybės rodiklių. Ir man dabar pagalvojus tikrai neaišku, kodėl tą židinį reiktų naikinti. Pagarba šitoms moterims, kurios buvo sveikatos ministerijoje, prezidentūrai, Seime, bet visi sprendėjai de facto yra Kaune, už 20 metrų, va čionais. Jie viską sprendžia. Bet šitų žmonių klauso ir tenais. Ką daryti? Sudėtinga, bet aš tikiu šitų jaunų žmonių entuziazmo, kad čia tik galbūt pradžia yra. Kad šitos dvasios nesunaikintų. Ar mes norim visą laiką apsipirkti Maksimuose? Vis dėlto gimdymas tai yra toks dalykas, yra privatu, subtilu, asmeniška. Mes nenorim tos paslaugos turėti kažkur bendroj, tokioj, atsiprašau, kad lyginu su Maksima, bet didelė įstaiga. Beje, turiu priminti, kad Kauno profesūros medicinos žmonos visą laiką prašydavo gimdyti čia. Irgi rodiklis yra. Tai aš tikiuosi gerų žmonių valia. Ačiū, kad tas vyksta. Ir žinot, aš kaip pirmą kartą iš manęs norėjo paimti interviu ir apie šitą visą reikalą aš buvau tikrai maloniai nustebintas, kad tokia akcija vyksta, kad žmonės susibūrė. Tai yra tikrai neįtikėtina. Ačiū visiems, kad čia susirinkot, kad palaikot ir tikėkime, kad gal kažkas pavyks, gal apvaizda mums padės. Ačiū Jums labai.